praktiką pernai gegužės mėnesį, tai dar nėra nei metų, kaip aš čia su jumis. Problemų irgi tokių su sveikata kaip ir neturėjau, vaistų pas manęs ir prieš tai ir dabar nerastumėt nieko, tik išskyrus nuo migrenos. Ir to pradėjus parduoti papildus, nuo gegužės mėnesio iki šios dienos tai buvo žiedų priepuoliai, kurie būdavo į mėnesį po 2 priepuolius. Vartoju irgi viską turiu iš čia, nusipirkus irgi. Pastoviai vartoju, nedarau jokių pertraukų, saikingai, neperdozuodama. Tai va. Yra sveika. Labai smagu. Ir kaip aš sakau, yra labai išmintingi žmonės, kurie pradeda vartoti papildus, būdami sveiki, profilaktiškai. Nes didžioji dauguma, ir aš, pavyzdžiui, kaži kaip čia būtų buvę, jeigu aš būčiau neturėjus problemų ir ar aš būčiau išgirdus, kažin. O kada profilaktiškai, o tu išgirdai, tiesiog sąmoningėja mūsų žmonės. Tai ačiū, Rūmo, tai tu pasisakyk dabar. Aš iš tikrųjų sausio 31 metinę čia esu kaip prisijungusi, kaip konsultantė, sakysim, prisijungus, bet produktus aš jau žinau tikrai daug seniau. Ir tai buvo vitaminas D, alijošiaus gelis ir valymo priemonės išskyrus skalbimo miltelių. Ir kada žmonės sakydavo, mums amžiais lietuviams trūksta to vitamino D. Trūksta, galvoju, jei visiems trūksta ir man, reikia varyti pasidaryti tyrimus. Kai pasidariau tyrimų, nei to vitamino D man trūksta nei ką. Bet iš tikrųjų, sakau, po porą metų aš tą vitaminą D būtent iš Neolife vartojau. Ir kodėl iš Neolife, o ne iš vaistinės? Žinot, aš 30 metų, kai ir slaugytoja, ir su farmacija šiek tiek tas ryšys yra. O kas yra farmacija? Tai yra didžiausia mafija, didžiausia pinigai. Ir iš įdomumo, kaip slaugytoja, tiesiog pasižiūrėdavau, kiek ten to vitamino D yra, kas ten yra. Ir tiesiog, kadangi su Vilma mes kolegės daug metų, tai tiesiog tas pasitikėjimas, kad kolegė bet ko neįkeš. O kodėl pasirašiau? Tada, kada pagal profilaktinę programą šeimos gydytoja mano vyrui padarė kraujagyslių ir širdies riziką, aukštą riziką ir rado labai aukštą cholesterolį, 8 su trupučiu. Ir labai prasti kepenų fermentai. Ir echoskopija prasta, ir fermentai labai prasti. O jisai 30 metų dirba su cheminėm medžiagom, jisai kas susijęs su automobilių kėbulų remonto, tai dažų darymas, skėdikliai. Ir kada šeimos daktarai pasakė viskas, vartojam statinus, rašau statinus, aš taip iš pat pradžių kažkaip taip, galvoju, tegu parašo, bet galvoju, ne, jau tų statinų, tai jau aš neduosiu jam. O jisai mano toks yra, ką aš pasakau, tai dar, neduosiu, nepirksiu, gerai, negersiu. Ir tada jau Vilmai skambutis, Vilma, ką daryti, turim tokią problemą. Ir tiesiog Vilma surašė visą planą, iškart pasirašiau, įsigijau. Po 3 mėnesių pakartojom tyrimus, buvo nusivylimas, kadangi cholesterolis praktiškai buvo išlikęs toks pat. Bet kas buvo gerai, pagerėjo kepenų fermentai. Ir echoskopija tikrai daug geresnė, fermentai praktiškai normai. Tai aš tada nesuvokiau, dabar tai aš tai suvokiu, kad tai ne cholesterolis buvo didžiausia problema, o didžiausia problema buvo su kepenim. Ir tada visi papildai suveikia ten, kur yra, kaip sakant, kur dega, kur ta didžiausia rizika. Ir taip ir gyvenam, o dabar jau metai, praktiškai cholesterolis yra norma, kepenų fermentai norma, echoskopija norma. Ir kai aš po 3 mėnesių jam sakau, žinai, sako, kokie tie mano tyrimai, žinai, sakau, tas cholesterolis, kaip cholesterolis, bet sakau, tavo kepenų gerai. Tai sako, ai, tegu bum, tas cholesterolis koks nors, bet tik man kepenys geresnis. Tai tokia patirtis išsiplėčiau biškį.